Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šiandien pristatome Dievo žodį, ištartą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus per šventąją Rumunijos Virdžiniją. Dievo žodis apie didįjį suspaudimą trečioji dalis 1978-1991. Iš tiesų sakau, būsite išvesti iš miestų ir nuvesti į dykumą ir sakysite, aš nepaliksiu vynuogyno ar dvaro. Aš nepalieku namų ir turtų, baldų ir karvės. Būsite pašalintas iš miestų. Nebebus nei miestų, nei aukštų namų, bus krūvos rieduliai ant riedulių. Nebebus kalnų, jie sugrius ir užkims slėnius. Nebešlifuoto akmens nebeliks. Kur būsi, kai išgirsi tą trenksmą? Nebegyvensi miestuose, kad ir nemirtum su nedorėliu. Mano vaikai, šioje kelionėje aš gražiai pasivaikščiojau. Mano vaikai, šiek tiek ir mes pasimatysime. Eiti miegoti galvodamas apie savo laimę, kuri tavęs laukia. Eik miegoti galvodamas apie dangaus karalystę, apie artimuosius, kurie tavęs laukia, nes šios dienos niekas nelaukia. Tai kaip traukinys, tėti. Ar tikite ir traukinys, jis taip pat turi šiek tiek daugiau ir liks. O mašina turi dar šiek tiek ir liks. O lėktuvas turi dar šiek tiek ir liks. Ir visas kvapas išliks. Ar matai pasaulį? Ar matote šitaip? Tokio, koks yra dabar nebus, o išlukštens ir išdžiovins. Ar matai šį žmogų, kaip jis valgo, geria, linksminasi ir negalvoja apie mirtį? Dar šiek tiek ir pamatysite jos veidą geltoną kaip moliūgas iš siaubo. Kas turi proto, tegul supranta. Žmogus nesigulės sirgdamas, nes nuo šios ligos nebeprisikels, nes nebebus gydytojų, nebebus kunigų ir nebeliks išmaldos ir gulės tol, kol ištirps kaip vaškas. Jis ištekės iš jo kaip vaškas ir dvoks laukus, dvok žemės, bet tavęs nebus, nes viešpaties ranka paims tave ir iškels virš žemės, kad tu nebebus. Užuosti jų smarvę. Atsiprask, nes diena iš dienos viskas keičiasi. Turėsi brolį, turėsi motiną, turėsi seserį, kuri pasitrauks nuo tavęs ir melsis, kad jų pasitraukimas nenukentėtų. Liko vienas žingsnis iki vargo ir tu kovosi su ginklu burnoje ir širdyje ir niekas nepamatys, kad šis ginklas yra tavo širdyje. Kristianai, neprisirišk savęs prie pasaulio, nes velnias niekada nebuvo taip įgalintas kaip dabar. Ir prašau, mylėkite maną, kuris suteikia jums jėgų bent 3 kartus per savaitę, nes jį gydo. Žiūrėk, vietoje mažų namelių susiformavo kažkokie kalnai, o šių kalnų viduryje gyvena milijonai žmonių. O tu žiūrėsi ir šauksi, mama, tėtis, svainė ar pusbrolis. Ir jie nebeatsakys ir tu nebematysi šių kalnų, nes dulkės iš dulkių vis tiek liks, bet iš šių kalnų nieko neliks ir jūs stebėsitės, kur yra padaras iš šitų kalnų su daugybė kūnų. Daug kūnų ir nieko nepamatysi. Prašau nekeikti ir neverkti. Taip daro vyras, kurį laikėte ant rankų ir šaukėte gyventi. Ceu esu, štai jis gyveno ir sunaikino visą kvapą. Aš išsklaidžiau sunkias ligas po pasaulį, kad daugybė pasaulio, kuris yra priešiškas tau ir man, žus sunkiose kančiose ir mirs į 3 dalis ir taip jie žus. Ir jei jis neatgailaus, net tai, kas liko, pražus. Viešpats tave saugo, bet kai tu išeini iš mano guolio, esi užkrėstas, viskas, susirgai ir mirei. Viešpats kalba. Kas turi ausis girdėti, te klauso. Koks gražus miestas yra Bukareštas. Koks gražus Targoviste miestas. Koks gražus miestas Pučiuose. Koks gražus Brasovo miestas. Bet žinok, kad jų nebebus ir jie subyrės. Vargas tau, antikriste, kad suklaidini pasaulį. Vargas tau, pasaulio žmogau, kuris prisijungia prie šio karaliaus. Deja. Vargas tau, žemė ir jūra, nes tu daug kentėsi, nes tavo lavonai guli visuose keliuose ir visuose grioviuose. Būkite ištikimi, nes visi matys, ką viešpats kalba. Tas, kuris yra su Dievu, išgelbės iki 1000 kartos, bet ne tuos, kurie buvo šioje vietoje. Karūnos už poelgius niekas negavo. Šventieji eina ir klausia, ar yra daugiau viešpatie.
Eikite į savo vietas, nes kol ateis tie, kurie ištiks didžiulį suspaudimą, mes dovanų nedalinsime. Štai ką tau sako Viešpats, tu būsi tas didžiajame suspaudime, kuriam tavęs laukia dangus su siurbliu. O Rumunija, Rumunija, brangi šalis. Kaip sekėsi ir kaip ten atsidūrei? Bukareštas, gražus miestas, tu apsiversi iš vidaus, nes tavyje daug pagonių. Tavyje yra didžiulė prabanga, didelis ištvirkimas ir bedieviškas pasaulis. O aš taip pat turiu saujelę savo mylimų žmonių. Daugelis duoda pinigų kunigams aukoti, bet nėra verti tarnauti ir tyčiojasi iš Dievo drabužių. Žemėje nėra laiko tapti kunigunt, nebėra laiko, nes žemė plaunama. Dievas padaro tave beturčių kunigų. Jei bėgate paskui Dievo žodį, privalote jį įvykdyti. Supykote ant Dievo, kad neišlaikėte egzamino, nes neturėjote pinigų. Ar tas, kuriam pavyko, galvoja, kad ateina kitas amžius? Kur tarnauti? Žemė nusiplauna. Už geresnius pinigus jis davė išmaldą, kad atsirastų vietos tarnauti danguje. Sūnus, turėkite galvoje, kad ateina žemės plovimas, o po plovimo šėtonas nebežengs ant nuplauto žemės, o kas valdys žemę, tas nebenorės šėtono. Per 9 šalis aš daviau mirti mažiesiems. Ar žinai, kaip pjauti? Tūkstančiais ir milijonais jie ateina į dangų. Kodėl? Kad mažieji nebekankintų. Ar tikite? Mano vaikai, kai pajusite drebėjimą, eikite už namų ir melskitės ant kelių po giedrų dangumi. Kodėl turėčiau saugoti žemę? Kas nūdienos jaunimui, jei mėgsta vaikščioti nuogi, taip vaikščioti ir sėdėti paplūdimyje. Ir pažiūrėk, kaip jūra įsipus, kaip buvo anksčiau. Jūra įsipus ir uždengs savo kranto tuštumą. Liūdesys prasidėjo daugelyje šalių, sniego lavinomis, potviniais, gaisrais, kaip ir toli nuo Dievo šalys. Bet čia, kur Dievo lizdas, kur Dievo nusileidimas, norėjau apsaugoti, kad sustiprintum pasiruošimo žingsnį. Jei norite gyventi žemėje, būk kantrus, nes aš nuplaunu žemę nuo visų nešvarumų ir tada padarysiu jūs paveldėtojai švarioje žemėje, bet jūs taip pat būkite švarūs. Sūnus, laiku įsigykite maisto sienos šviesai ir nelaikykite jos degančios pasaulio akise. Laikykite jį, nes jis atneša jums dangaus šviesą. Tegul Dievo malda greitai išsipildo, nes ateina žemės plovimas. Jei tik tavo ausys girdėtų žemės šauksmą, tai liūdna, Viešpatie, Viešpatie, kaip tu gali mane tokį išlaikyti. Nuplauk mane greičiau, nes ne tu mane pastatei šėtono žemėj. Tėve, būk atsargus ir neabejodamas bei nemurmėdamas vykdyk šį įsakymą. Dievas žino, kodėl jis duoda tau šį įsakymą. Tie iš jūsų, kurie esate mano ir liekate blokuose, pasitraukite iš šių blokų, nes netrukus jie sugrius ir taps krūvomis. Blokai dirba sekmadieniais. Juose padaryta didelė neteisybė ir daug gyvenimo be Dievo. Atsitraukite ir išeikite iš blokų. Pasistatyk savo namą tokiu būdu, pagal jėgas, kaip manai, kad gali gyventi su manimi. Štai aš ateinu pas tave su paguoda ir negendančio gyvenimo žodžiu, todėl visada sakyk, padėk man, Viešpatie, nesulaužyti savo pažadų. Aš girdžiu tave, kai tai sakai, ir padedu, saugau ir lydiu visomis dangiškomis jėgomis, nes kai sužinojai šį šaltinį, pažadėjai, kad atsisėsi iš jo gerti ir būsi taip, kaip Viešpats reikalauja tas, kuris šiuo metu turi būti skolingas. Kaip jūs mokėte Jėzų Kristų iš šio šaltinio, taip ir tas, kuris šiuo metu dirba su manimi, turi būti rastas pareigoje pagal planą, kuris atėjo per šią dangiškąją giją, per šią mano žodžio ėdžios. Tie, kurie stovi po šiuo dangaus spinduliu, tie, kurie geria iš šio šaltinio, tie, kurie maitinasi šiuo mokymu ir pasilieka jame tikėti ir dirbti iš tikėjimo šią pranašystę, bus liudytojai prieš žmones, kuriems ji bus atskleista. Šventoji dvasia, šis palaimintas kalnas, šitas Jonas, iš kurio tekės mokymas ir gyvybė ištroškusiems, tiems, kurie ateis iš didžiojo suspaudimo, kad prisijungtų prie tų, kurie įsigelbėjo su gyvybe, tų, kurie nori nusiprausti. Gyvenimas šiame laive. Netrukus šis kalnas iškils virš kalnų viršūnių ir į jį suplūs minios pabėgusios gyvybę. Tai šios dienos pranešimo pabaiga. Telaimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.